Treneri, po pirmųjų pusfinalio rungtynių kalbėjote apie tai, kad pirmasis atakas visada pasitikrinat, kokią gynybos sistemą naudoja varžovės. Šiandien akivaizdu, kad buvo kitokia gynybos sistema, atiduoti tritaškiai metimai. Kiek truko šiandien laiko prisitaikyti prie to? Nežinau, gal pirmą ataką tiesiog, nes kai pirmose rungtynėse mes turėjom pasižiūrėti, kokią gynybą jos žaidžia, o šiandien jos pačios parodė, ką jos žais. Tai sakykime, tai buvo komanda ne tai, kad paruošta, bet buvo prieš kiekvienas rungtynės su Šiauliais buvo pasakyta, nenustebkite, jeigu Šiauliai gins sezoną, ar tai 2-3 ar 3-2 po vieno paso į 2-3 pereina. Tikėjausi iš tikrųjų, kad dar vieną zoną panaudos, bet jos nemačiau, tai nesakyčiau, kad buvom nustebinti labai. Dabar žiūrint iš jūsų pusės ir nežiūrint į rezultatą, ar viskas pavyko, ar yra prie ko galbūt prikipti, ką dar geriau buvo galima padaryti? Sakykime, norėtųsi, kad nebūtų tų atkarpų tokių, kur biškai pritrūkstam solidumo tokio, tiek perinant iš gynybos į puolimą, ar ten atliekant perdavimus, bet visa kita viskas ok. Ar buvo nors kelias minutės rungtynių pabaigoje, ar kažkur, kuomet jau pagalvojot ir kažką pasibandėt didžiajam finalui, ar tik nuo dabar bus pradėti ruoštis? Ne, per daug rimtas buvo varžovas, kad mes galvotume iš karto, kaip žaisti finale. Tai pirmą šitas turėjom praeiti, o dabar galim kažką galvoti. Treneri, šiandien skirtingai nuo pirmųjų rungtynių visiškai kitokia taktika gynyboje, jau ne pick and roll gynyba, bet buvo, atrodo, susispaudimas didesnis, kuris atidavė tuos tritaškius metimus, bet nelabai pasiteisino, atrodo, pirmoje rungtynių pusėje. Tai gal pradėsiu nuo sveikinimų visų pirma Neptūno komandai, tai tikrai labai gerai sužaidė šitą seriją, tikrai užatakavo mus taip, kaip reikėjo ir laimėjo taip, kaip jiems reikėjo. Tai sveikinimai jiems ir sėkmės toliau, o atsakant jūsų klausimą, tai žinokit, gal ir būtų pasteisinus tą gynybą, tai mes atidavėm tuos metimus, jie daug prametė tų metimų pradžiai, bet jie po to surinko tos tritaškius antrais šansais. Tai aš negaliu sakyti, kad nepasiteisino, taip, jeigu paėmus, tada, nesugebėjom atsikovoti kamuolių, bet pirminius metimus mes iš tikrųjų susitvarkėm, gal kažkiek ir jie buvo nepasiruošę šitam, kad gaus tiek laisvės iš tikrųjų, tai yra tikrai gera metikų komanda, bet vis tiek mes kažkur turim atiduoti rizikas. Tai bet tiesiog reikėjo susirinkti kamuolius, mes tų kamuolių nesusirinkom ir pradžiai prametėm 2 metimus laisvus iš po krepšio ir 2 tritaškius laisvus absoliučiai. Ir automatiškai kažkiek gal tos rankos nusvyro ir Neptūnas pabėgo. Ar šiandien pati Klaipėdos ekipa žaidė kitaip, ar nustebino lyginant su pirmosiomis rungtynėmis, ar nieko naujo nepademonstravo? Ne, nenustebino, niekiek nenustebino, iš tikrųjų tai žaidžia vis tiek tą krepšinį tokį, kokį jo žaidžia, mes maždaug žinom, kokį tą krepšinį žaidžia, tiesiog mes, sakykime, gal šiai dienai nebereikia kvestionuoti į norą ar nenorą, nes lyg ir norim, lyg ir kaunamės šiandieną, galėčiau taip pasakyti, bet gal tiesiog lygių skirtumas šiai dienai yra toks, kad tiesiog išpildymas visai kitame lygyje, tai tą jie mums ir parodė, kaip reikia išnaudoti užtvaras, kaip reikia atsidengti, kaip reikia sprendimus priimti, tai mes tą ir pamatėm. Tai labai gerai atrodo, kad žaidžia komanda, kai išpildo tos dalykus. Šiandien Rūtas Stipras žaidė vienas sėkmingesnių rungtynių, būdavo ją ir įvedinėjimas kamuolys, taip pat ir agresyvumo buvo daugiau, atrodo, priekinėje linijoje jam atsiradus, turbūt lengviau bus ir kitoje serijoje. Sunku pasakyti, tai norėtųsi, kad tas agresyvumas niekur nedingtų, faktas. Matysim, vis tiek tos rungtynės diktuoja po rungtynių tą tempą pačias. Atrodo, ruošiesi vienaip, gaunasi truputėlį kitaip, nes tas krepšinis vis tiek yra toks dinamiškas žaidimas, kur kiekvienos situacijos nenuspėsi, aišku, bandai kiek įmanoma daugiau tai padaryti. Bet vis tiek, tai Rūta yra žmogus, kuris tikrai gali žaisti tam pauste vadinamam. Gal, sakykim, šiais metais šitą sezoną truputėlį sunkiau gaunasi, vis tiek ir tų traumų daug ir ligų turėjo žmogus. Bet, tas, kaip pasakyti, meistriškumas jisai neturi niekur dingti. Tai tik neaišku, kokia ta fizinė būklė, kiek jai leidžia tai daryti aukštesnėme lygyje.